Kai pradėjau vartoti, ką tu parekomenduoji žmonėms, kaip tu atsakai į tokį klausimą? Nieko sveikiem nereikia. Visiškai sveikų nėra. Vis tiek kažkas kažkam yra. Ar žmogus apie tai žino, ar nežino, paprasčiausiai profilaktiškai vartoti, nes mūsų maistas nėra mūsų maiste pakankamai tų maistinių medžiagų. Rekomenduoju, pažadu. Kiekvienas priima kaip nori. Nu ir kokių būna atsiliepimų? Brongė. Žinau, girdėjau. Yra kas priima ir vartoja, atitinkamai kas papildus, kas, pavyzdžiui, aliejų gelį masiškai perka žmonės. Kam kuri, kas jau supranta. Taip, aš tai, kai dabar lankau renginius, tai visada į ton brongę, tai turiu atsakymą. Su kuo jūs lyginat? Nes, iš tikrųjų sveikata yra pati brangiausia. Jeigu tu susirgi, iškrenti, kaip sako, iš darbo rinkos ir savaitę, tai čia jau labai gerai, jeigu tik savaitę, bet būna kartais ir komplikacijos, ypač ten vaikučiai, suserga ir kokia atmosfera namuose, ir to jau, kaip sako, ir stresas, ir nervai, ir aišku, ir pinigai, ir tie vaistiniai kainuoja. Papildai ir vaistai visai nemažas sumas, nors aš dabar į tą vaistinę nebeužsuku, bet tiesiog žinau ir vis kartais išgirstu, nes kolegės, kur dirbu, irgi labai sunkiai, bet kažkaip žiūriu laikui bėgant vis labiau išgirsta, bet taip jau sunkiai priima mano kolektyvas šitą galimybę. Tai va, kiekvienas žmogus atsirenka ir tiesiog, kaip sako, reikia visiems pasakyti, neskirstant žmonių, ar jis ten, neturi pinigų, turi pinigų, nenorės. Tiesiog pasakyti, nes tu nežinai kito žmogaus ir tiesiog pasakyti, kad yra tokia galimybė, o jau patys žmonės paskui sprendžia. Aš šiandien irgi leisdama grupės vitaminus, sakiau, aš vartoju porą, kada man iškyla problemas. Su stuburu, su neuralginiais skausmais. Užtenka, kai jų taip jau. Jums klausimas. Bet, sako, čia susileido, aš kartu veikia. Jau kartais žmonės irgi sako, aš noriu greitai. Aš neįsivaizduoju, kad su papildais labai ilgai. Bet jie labai klysta, nes iš tikrųjų galima labai greitai ir gal dar netgi greičiau susitvarkyti negu su vaistais. Ir šalia to, turbūt čia, nežinau, čia yra svečių ar tik vien tik konsultantai, jie turi, tie mūsų papildai, Neolife, kaip savinuosi mūsų Neolife kompanijos papildai, jie turi šalutinį poveikį, kuris teigiamai paveikia, net nenorint, geri dėl vieno dalyko, o tau išsveikatina kitą dalyką, kitą organą. Kaip ir aš, sakykime, tokį turėjau mazuolį po padu. Aš tikrai dėl jo specialiai kažko tai negėriau, kad tas mazuolis man pasišalintų. Ir aš viską įmaudydavaus ir aš vis patrindavau su tavo kietu akmenuku tuo. Ir kažkaip čia trinu, žiūrėjau, kad nelabai čia ką man įtrinti. Ir paskui girdžiu konferencijoje, kada trūksta vitamino A, darosi tokie dalykai. Vartoju karotenoidą daug metų ir visus kitus. Ir tiesiog savaime jis iš manęs pasišalino. Tai tikrai džiaugiuosi, kai jisai pasišalino. Tai